Tenisininkė. Nu, nebent esat labai didelė smalyžė. Nepasieki pedalų. Imka. Kol laukiam, kol atsidarys, kol atvažiuos šeimininkai, biškį užkast. Granydai! Ir atsigert. Nepasieki pedalų. Kosmosas. Oh my god! Kokia gėda! Oi, taip gerai, klausyk. Šiaip iš tikrųjų labai patogu. O, geriau. Ką reikia daryti dabar? Nežinau. Kaip sudėti? Kavos. Ką tu ten uostai? Tipo mano smirdantis. Tavo kišlapės visas. Koks tu? Aš nenoriu jo prakaituoto šalmo dėtis. Jo, prakaituoto šalmo. Taip.
Šiandien yra sekmadienis ir mes einam į darbą stumdyti baldus, nes rytoj prasideda darbai, o ten viskas yra užstatyta, tai reikia atlaisvinti vietos. Tai mes einam pėsčiomis, nes mes esam be mašinų, be visokių ausių, visokiausių ratų. Tad einam pėsčiomis 11 kilometrų iki darbo. Einam. Aš esu su suknelė ir šortukais. Esu nusipirkus šitą suknelę, blemba, prieš metus, pusantrų, ir buvau užsėdėjus vos 3 kartus, jeigu net ne mažiau, bet man labai patinka. Nesvarbu, kad aš nesu tenisininkė. Mes įveikėm 11 km, taip nurodė navigacija per valandą 40 kažkiek minučių, nu tai valinam iki valandos 50. Kardio geras, tikrai. O dabar einam tampyti lentynas mūsų. Čia tipo einam ir... Tiesiog tipo einam. Tipo net nematom kamerą. Tipo net nematom, čia iš viso Džekas filmuoja. Džekai, ką tu čia darai? Kam tu čia filmuoji mus? Nu baig, nu. Einam atgal, 11 km tų pačių ir jau tikrai pusėjom. Monstiriukas be cukraus su mumis, kad būtų energijos daugiau. Ir varom. Įdegsim pagaliau, Vadimai. Kaip statybininkai? Nesvarbu. Nu man jo, čia bus truputį. O, gal netgi matosi. Žiūrėk, matosi. Ar nesimato? Aš nematau. Žodžiu, įdegsim. Lendam lauk? Lendam lauk. Kandžiuojas. Eik į priekį, jeigu ten bus orai, tai visus surinksi. Labai bijau vorų. Gyvenam šalia ežerų, bet niekada neeinam čia. Vieną kartą buvom išsimaudėm. 2. Vieną kartą Salotės ežere, vieną kartą Gėlužė ežere. Viskas. Jo, 2 kartus. Per 4 metus. O, aš iš kitos pusės žiūrėjau. Niekada neinu. Pažiūrėkit, kaip aš įdegiau. Nu rimtai. Jūs matot šitą bairį? Ką dabar daryti reikės? Nu žiauru, nu. Aš nežinau, ką dar pasakyti. Tylos minutė. Šiandien pusryčiams baltyminiai blyneliai su mėlynėm. Atrodo labai skaniai, iš tikrųjų taip ir yra. Jau ne vieną kartą esu valgius, tai tikrai labai skanu. Čia šitas yra mišinukas, tiesiog sumaišot miltelius su pienu ir kepat. Ir čia yra 10 gramų angliavandenių, tai yra labai nedaug. Tai drąsiai galit valgyti. Ir jeigu norit, tai galit dar pagardinti su agavų sirupu, jeigu trūks saldumo. Bet iš patirties galiu pasakyti, kad netruks, nu nebent esat labai didelė smaližė arba tą dieną labai norit pasmaližiauti. Tai va. Skanaus mums.